Norėjau su dronu pafilmuoti tas valas baltas iš išorės, bet reikalinga autorizacija, nes karinė bazė šalia. Tai negalim filmuoti. Važiavome į Zygį, panašiai kaip Žygis, Žygimantas. Kas žino šitą vardą, prisimins jį. Tai va, Zygis yra laivų uostelis, jachtų uostelis, daug žuvies patiekalų restoranų, tavernų, plėžiukas ir naftos bazė didžiulė, per kurią mes pravažiavom kažkaip. Prasukom pro didžiulius tos talpyklas didžiulės. Oi, pažiūrėsim, kaip jums laivą iš vandens. Technologija. Žiūrovai renkasi pasižiūrėti, kaip bus įvykdyta šita laivo ištraukimo akcija. Viskas ant hidraulikos. Išsistame kaip kranas. Spektaklis baigėsi, galima eiti pasivaikščioti toliau. Latviškas latas. Štai kaip jis atrodo. Nežinau. Kolosio pilis Kipre – tai viduramžių tvirtovė netoli Limasolio, garsėjanti savo paprasta, bet įspūdinga architektūra. Įdomus faktas, būtent čia buvo gaminamas legendinis komandarija vynas, laikomas vienu seniausių pasaulyje, kurį dar kryžiuočių laikais eksportavo į Europą. Pažiūrėjau, kas čia. O, jau man patinka, čia baisoka. Čia turbūt įleisdavo kalinį. Čia atsisėdė va štai vienutėje. Irgi galva. Kažkaip jokių rekvizitų nėra, tai pliko sienos. O čia atsimeni, kaip iš filmo Ivanas Vasilskis čia profesijos idėja tokia. Židinukas. Kokie siauras. Kokie siauri laiptukai. Tik man jau galvas atsisuko. O, viskas. Ne, dar ne viskas, šitik antras aukštas. Tęsim žygį toliau. Pasivysi.
Čia buvo draudžiama su dronu. Ne, bet kai nežinai, tai visai atrodo ir legalu. Ar ne? Čia tokį vienuolyną, netoli Druskos ežeras, kuris beveik išžiūvęs, ten nieko nėra, vien tik druska, tai net neprivažiuoti ten, nei pamatys ten. O būna flamingų, bet žiemos laiku pagal Lietuvos matavimas žiemos. Taip. Tai dabar atvažiavome tą vienuolyną ir čia jisai vadinasi vienuolynas ten su katėm, žodžiu. Tai čia pilna turi būti kačių. Ieškosim kačių. Va, jau 2 guli. Nu ką jūs? Šildatės, šaldatės. Taip. Ten matau biškį vieną toliau, o dar ten toliau kačių. Ten laka. Čia guli. Čia guli. Ir ten jau matau priekį. Katinų kompanija. Bėga vienas kažkaip be kojos. O geras. Ar šluba. A ką, aš nieko neturiu. Žiūrėk, Sonė, be kojas, akurat. Amputuota koja. O, tie kiciūnų. Kiciūnų. Šitas gražus varyžas. Toksai. Žiūrėk, atsisuk šitas. Mūsų jau seka. Žolytė žalia prižiūrėta. Vienuoliai prižiūri gėlytės. Ko reikia? Pim. Glostyk. Prašau būti paglostamas. Turi savo asmeninį katiną. Jo, vartės. Vartės, toks katiniokas. Mama su vaikučiu. Tai suosimas, kad mes į ežerą važiuojam. Mes važiuojam ežero dugnu. Ežero dugne. Kas tenai būna? Jo, ežero dugne. Nu kelias, va, pažymėtas biškelį kažkom tai. Nice, per Druską varom. Vis dar važiuojam ežero dugnu. Nurodo kelią čia. Ką mes galim padaryti? Taip rodo. Ant to dugnu kažkoks lyg kelias buvo, kažkokias matėsi pėdas. Ir hop, užkastas kelias. Nepravažiuoti. Dar čia pasisukinėjom ir... Nu, kaip vieni materi. Teks grįžti atgal. Čia jau biški košė. Čia dar neišžiūrėjau iki galo. Galiau šiaip netaip radom kelią per tą ežero dugną. Ir dabar čia kažkur žiūrėsim pavalgyti. Čia dar, kad būtų juodi įrankiai. Jūs matėt? Na, aišku, kažkas gal ir matė. Aš tai kažkaip nemačiau. Sonata laukia savo šerių. Štai žuvės tavernoje būtinai reikia užsakyti žuvį, tada užsakiau burgerį. Na gerai. Va, antrą kartą atėjome tą patį Lab restoraną barą. Labai ačiū dar kartą kartoju Monikos iš mano buvusi bendradarbė rekomendacijų, kuri gyvena Šelimasolyje. Netėjo rūpuškė, galėjo ateiti, susitikti, nu bet tiek to. Tai va, žiūrėkit, čia tokia aplinka. Mirga marga. Šiaip iš tikrųjų čia atviras dangus. Tokia viduj restorano skylė ir gaivo. Tai va. Na, taip užkasim kažką, tai truputėlį užgėrim po kokteiliuką. Tarp kitko, čia kokteiliai visai neblogi ir labai humaniškos kainos.
po 9 eurus ir pornostaras, ir negronis, jau čia nežinau, kur čia galima rasti tą pigiai. Ir tikrai gerai padaryti, ir technologiškai gerai padaryti. Tai visiems galiu čia rekomenduoti. Nu, Monika žino, ką sako. Taigi turėjo kartu atnešti. Tu esi pasipiktinusi? Taugi skalniečiai, tik tai labai daug. Tokį bliūdą. Už Sonatą didesnis bliūdas. Šiaip šešė labai skanu. Ar tu man pavydė? Pavydžiu.